Ar žinai, kodėl Rusija taip isteriškai pavydi Latvijai ir kodėl kiekvienas mūsų kaimynės sėkmės žingsnis Maskvos koridoriuose sutinkamas su nevaldomu pykčiu? Pradėkime nuo fakto, kurio neišgirsite jokioje oficialioje Rusijos žiniasklaidos priemonėje, tačiau skaičiai atskleidžia šokiruojančią dviveidystę. Iki pat griežtų sankcijų įvedimo Rusijos vidutinės grandies valdininkų ir verslininkų, kurie slapta supirkinėjo prabangų nekilnojamąjį turtą Jūrmaloje ir Rygos senamiestyje, skaičius oficialiąją statistiką viršijo net kelis kartus. Kol televizijos ekranuose propagandistai putojosi pasakodami apie tariamą Latvijos žlugimą ir fašizmą, tie patys asmenys tyliai investavo savo pinigus į saugią, europietišką infrastruktūrą. Šiame vaizdo įraše mes atidėsime emocijas į šalį ir pasitelksime tik sausą analizę, skaičius bei faktus, kad suprastume, ką Rusijos visuomenė iš tikrųjų galvoja apie Latviją ir kodėl šis požiūris yra jų pačių nevisavertiškumo komplekso atspindys. Pasilikite iki pabaigos, nes duomenys apie tai, kaip drastiškai skiriasi Rusijos piliečių lūkesčiai ir realybė kirtus sieną, privers jūs visiškai kitaip pažvelgti į Baltijos regiono geopolitiką. Mes, lietuviai, dažnai fokusuojamės į savo santykius su rytų kaimynė, tačiau Latvijos pavyzdys yra geriausias lakmuso popierėlis suprasti imperinį mąstymą. Rusijos visuomeniai Latvija nėra tiesiog užsienio valstybė, tai jų prarastoji Europa teritorija, kurią jie vis dar pasąmoningai laiko savo nuosavybę. Ši analizė mums gyvybiškai svarbi, nes Lietuva, Latvija ir Estija Rusijos akyse yra vienas nedalomas vienetas. Suvokdami, kaip veikia jų propaganda Latvijos atžvilgių, mes pamatome veidrodį, į kurį žiūrėdami jie bando pateisinti savo pačių stagnaciją. Šiandien pamatysite, kaip ekonominiai rodikliai griauna dešimtmečius kurtus mitus ir kodėl vidutinis Rusijos gyventojas patiria tikrą civilizacinį šoką, kai propaganda susiduria su realybė. Duomenys rodo, kad net 78% visų Latvijos paminėjimų Rusijos federalinėje žiniasklaidoje turi griežtai negatyvų pobūdį. Pagrindinis konstruojamas stereotipas teigia, kad Latvijos ekonomika buvo visiškai sunaikinta po išėjimo iš SSRS. Rusijos visuomenė sistemingai maitinama vaizdiniais apie uždarytas gamyklas ir tuščias gatves, tačiau tiesa visiškai kitokia. Šis stereotipas kyla iš gilaus resento nuo skaudos dėl prarastos kontrolės. Sovietmečių Ryga rusams buvo vakarietiškos prabangos simbolis, artimiausias taškas, kur jie galėjo pajusti Europos dvelksmą. Praradus šią kontrolę, propaganda persiorientavo į agresiją. Kitas gajus mitas – totali rusakalbių diskriminacija. Rusijos televizijos kanalai nuolatos transliuoja vaizdus apie paminklų vertimą, sąmoningai nutylėdami faktą, kad tai yra deokupacijos ir orumo klausimas. Jie nežino, kad Latvija per 30 metų transformavosi į aukštųjų technologijų ir paslaugų ekonomiką, nes toks pripažinimas sugriautų jų pačių vertybinį pagrindą. Palyginkime skaičius, kurie geriausiai demaskuoja šiuos mitus. Nors propaganda rėkia apie badaujančią Latviją, BVP vienam gyventojui Latvijoje yra beveik dvigubai aukštesnis nei Rusijos federacijoje. Žiūrėkime į vidutinį atlyginimą. Latvijoje jis siekia apie 1500 eurų, kai tuo tarpu Rusijos vidurkis, atmetus Maskvą ir Sankt Peterburgą, svyruoja apie 700 eurų ar net mažiau. Šis skirtumas yra dramatiškas. Be to, Latvijos infliacijos valdymas ir priklausimas eurozonai suteikia tokį stabilumą, apie kurį vidutinis rusas gali tik svajoti. Kai rusų turistai ar emigrantai kerta sieną, jie tikisi pamatyti griuvėsius, o susiduria su modernė, skaitmenizuota valstybė, puikiais keliais ir europietiška aptarnavimo kultūra. Tai sukelia masinį kognityvinį disonansą. Vietoj to, kad pripažintų sėkmę, Rusijos visuomenė dažnai reaguoja neigimu arba agresyviu teiginiu, kad tai tik fasadas už vakarų pinigus. Jie negali priimti fakto, kad be Maskvos globos maža valstybė gali gyventi oriau ir turtingiau. Ši emocija, pavydas, virtęs neapykanta, yra pagrindinis variklis. Rusijos visuomeniai skauda, kad Latvija sėkmingai integravo vakarų vertybės. Tai ypač matoma stebint Rusijos opozicijos ir liberalų elgesį. Po 2022 metų invazijos į Ukrainą skaičius rusų, norinčių gauti leidimą gyventi Latvijoje, nepaisant visų apribojimų, išaugo 300%. Tai didžiausias paradoksas. Oficialiai jie nekenčia Latvijos politikos, bet buitiškai jie desperatiškai trokšta ten patekti. Ryga tapo naujuoju laisvos rusų žurnalistikos ir intelektualų centrų tremtyje. Tai rodo, kad net ir labiausiai paveikti propagandos supranta, jog Latvija yra laisvės ir stabilumo sala.
Tačiau paprastam Rusijos gyventojui ši sėkmė yra nepasiekiama, todėl jam lengviau tikėti televizoriaus ekranu, kuris sako, kad Latvija šąla be rusiškų dujų. Tai gynybinis mechanizmas, apsaugantis nuo suvokimo, kad jų pačių šalis pasirinko regresijos kelią. Ką tai reiškia mums, lietuviams? Pirmiausia tai, kad turime išlikti budrus. Latvija Rusijos akyse yra silpnoji Baltijos grandis dėl didesnės rusakalbių populiacijos, todėl būtent ten nukreiptos didžiausios hibridinio karo pajėgos. Tačiau Latvijos sėkmė yra ir mūsų sėkmė. Kai matome, kaip Rusijos pareigūnai slapta perka turtą Jūrmaloje, suprantame, kad jie patys netiki savo skleidžiamų melų. Jie žino, kad ES ir NATO saugumo skėtis yra vienintelė tikra garantija jų turtui. Mums tai turi kelti ne tik pasididžiavimą savo regionų, bet ir supratimą, kad informacinis karas prieš Latviją yra nukreiptas į visų mūsų vienybę. Mes neturime leistis įtraukiami į jų naratyvus apie skurstančias Baltijos šalis. Skaičiai rodo, kad mes aplenkėme Rusiją dešimtmečiais į priekį visose gyvenimo kokybės srityse. Apibendrinant, Rusijos požiūris į Latviją yra pagrįstas ne faktais, o giliais istoriniais traumų ir imperinių ambicijų deriniais. Jie mato Latviją ne tokią, kokia ji yra, o tokią, kokią nori matyti, kad pasijustų geriau savo skurde. Faktas, kad BVP vienam gyventojui yra dvigubai didesnis, o laisvės indeksai nepalyginami, yra geriausias atsakymas į bet kokią propagandą. Latvija išlieka jų neįgyvendintų europietiškų svajonių trigeriu. Mes, būdami šiame kelyje kartu, privalome stiprinti savo informacinį atsparumą. Parašykite komentaruose, ar jūsų nuomonė mes pakankamai išnaudojame savo ekonominį pranašumą kovoje su kaimynų propaganda ir ar pastebite šį skirtumą keliaudami po kaimyninės šalis? Jūsų nuomonė padeda geriau suprasti, kaip mes patys vertiname savo sėkmę šių geopolitinių iššūkių fone.